Labai dažnai tai yra vadinamasis gero berniuko arba geros mergaitės sindromas. Tai yra, aš duodu ir atrodo duodu nuoširdžiai, lakstau, visiem dalinu, bet jaučiu didžiulę nuoskaudą, kai tas žmogus, kuriam daviau, jis man nieko neduoda atgal. Ir vat šitoj vietoj labai gerai pasimato motyvas, kodėl aš tai darau. Ar iš meilės užsipildymo? Todėl, kad aš noriu tai daryti. Ar aš turiu paslėptą agendą? Kas yra paslėpta agenda? Aš, jeigu su jėga kažką tai bandau su žmogum padaryti, aš iššaukiu konfliktą. Jeigu aš turiu antrinių motyvų, tai yra manipuliacija iš tikrųjų, visas mano elgesys, ir aš sulaukiu dažniausiai pasipriešinimo. Tai yra, jeigu aš vieno siekiu, o kitą darau, nenustembu, kad gaunu pasipriešinimą. Ir pasipriešinimas rodo mum, žmonių, per didelis pasipriešinimas, kad mes neįsisąmoninam savo tikrųjų motyvų, savo gailesčio motyvų, nes pagailėkit kai kurių žmonių, pamatysit, kaip gausit į snukį. Negailėk manęs, ta prasme, sveika asmenybė sako, negailėk manęs, ko tu čia dabar, ką tu čia dabar išdarinėji? Kai mes gelbėjam žmonės, jie neauga ir netobulėja. Ir lyg tai mes sutvarkom laikinai tą situaciją žmogui, bet mes apiplėšiam žmogų, jo galimybės augti. Todėl dalis žmonių tai jaučia, dalis ne. Atsipalaiduoja ir vienas ten gelbėja, augina kitą, kitas tada sau sėdi ramiai ir pilkėja. Kai jūs pradėsit sakyti ne, labiau ir nebegelbėsit žmonių, tam, kad jie nueistų į savarankiškumą, jie turės praeiti daugybę fazių ir jie pabandys pradžioj jūs išprievartauti. Todėl pasiruoškite ir tada arba pas vedlį pasiruošimui, arba jau, kai jūs prievartauja, ateinat pas vedlį, kas čia darosi, nes jums gali atmušti iki galo geriau aš. Ta prasme, man atmuša kepenis, aš bandau neduot, bandau negelbėt, man atmuša kepenis ir aš vardan taikos dar labiau užtvirtinu gelbėjantį elgesį, nes nedaug dievę man patirti kokį nors šantažą ten. Ai, aš čia neturiu valgyti, dar kažką, aš toj nusižudysiu ten. Dieve mano, kokie bairiai prasideda. Tai mamos gelbėjimą yra net negelbėjimo emocija, o yra kaltės vengimas. Kaltės suvokimas yra iš neteisingo gyvenimo suvokimo, kaip turi veikti gyvenimas. Ir realiai reikia pasistudijuoti, kaip veikia šeimos hierarchija, nuimti nesavarankiškus elementus, kur yra neteisinga tėkmė davimo. Aš nesakau, kad nereikia tėvų paremti, kad jie galėtų gyventi. Bet dažniausiai tai yra ant to naudojamasi savo energetinius nuotykius tenginti. Tėvai, pavyzdžiui, mama turi Alfonsą ir sūnus tiekia pinigus. Ir ištiesinama ta situacija, nebeduodi pinigų ir Alfonsas nukrenta. Ir tada tu gali, jeigu mama niekas nepasirūpina, sūnus kažkiek tai gali paremti mamą, kad jinai galėtų išgyventi. Bet kol yra Alfonsas, kol mama praktikuoja įdą nuotėkio į Alfonsą, turėdama parazitą, jinai tampa parazitų sūnui. Ir vat sūnaus tas gelbėjimas gaunasi, kad aš leidžiuosi, būdamas sūnus, tokiai mamai parazituojamam. Todėl labai yra svarbu atsirinkti, kas yra kas. Ir šiaip pasakoju nemažai vedlių apie tos dalykus. Hellingerio metodikoje labai daug yra aiškinama apie tai. Žydai neblogai orientuojasi tuose dalykuose. Šiaip nemažai kas kalba apie tai labai su sveika nuovoka, bet vėlgi pagrindinis dalykas yra hierarchijos išlaikymas. Labiau tėvai išlaiko vaikus, nebent vaikai pasenusius tėvus kažkiek palaiko,